Tuoj visi išprotės. Žinai, kas mane pastaruoju metu labiausiai užknis? Tas jausmas, kai visi galvoja, jeigu tau sunku, tai tu tiesiog tinginys. Kad kažkur giliai savyje galėtum susiimti, pasistengti, pasispausti, bet kažkodėl nespaudi, pritingi. Ir tada pradedi pats savim abejoti. Gal kažko nemoku, gal kiti kažkaip gyvena normaliai, o aš ne. Bet kuo daugiau apie tai galvoju, tuo aiškiau matau, kad čia ne apie tingėjimą. Čia apie tai, kad aš tiesiog esu perdegęs. Nepavargęs po sunkios dienos. Ne tas, kad, reikia dar savaitgalį pailsėti, biški savaitgaliukas ir bus O tas nuovargis, kai net galvoti kartais yra va čia per sunku. Kai atrodo, kad galvoje nuolat atidaryta koks 15 tabų ir visi kažką groja ir net nebesusigaudai ką. Aš kartais pagaunu save, kad nebespėju rinktis. Net paprastų dalykų. Atidaryti šaldytuvą ir galvoti, ką valgyti, man kartais užtrunka ilgiau negu turėtų užtrukti. Ir tada pradedi atidėlioti ne todėl, kad nenori kažką daryti, o todėl, kad nebeturi iš ko tai daryti. Labiausiai nervina tai, kad iš šalies viskas atrodo normaliai. Aš funkcionuoju, atsakau žinutes, padarau darbus, visus, kuriuos turėčiau daryti. Atrodo kaip normalus, subrendęs, suaugęs žmogus. Bet viduje jaučiuosi kaip koks telefonas, kuris visą laiką ant 10% baterijos ir dar kažkas sako, davai, bičias, dar biški varyk, dar biški paspaus, bus gerai. Ir kartais atrodo, kad problema yra manyje, kad per daug galvoju, gal reikėtų tiesiog mažiau dramatizuoti. Bet tada pasižiūriu aplink, blemba, visi pavargę, visi skuba, visi kažko nespėja, visi jaučiasi kažkur nuolat vėluojantis, bėgantis. Ir visi bando apsimesti, kad taip ir turi būti. Netgi pasidarė madinga visur vėluoti ir skubėti ir niekur nespėti. Man atrodo, mes tiesiog gyvenam per ilgai režimu, kad dar pakentėsiu. Dar savaitėlę, dar vieną projekčiuką, dar iki atostogų ir bus gerai. Ir tas momentas, žinai ką? Jis niekada neateina. Tada prasideda savęs taisymas ir remontas. Dar didesnė rutina, biški, čia reikia disciplinos. Anksčiau kelsiuos, šaltas dušas, ledo vonė, dar viena knyga apie produktyvumą, kaip tapti geresnė savo versiją. Ir aš pats tą dariau daug laiko. Ir kuo daugiau bandžiau save sutvarkyti, tuo labiau jaučiau, kad darosi man dar blogiau ir yra dar daugiau perdegimo. Nes problema ne ta, kad aš per mažai stengiuosi. Problema ta, kad aš per ilgai stengiausi be jokios pauzės ir poilsio. Yra didelis skirtumas tarp tingėjimo ir perdegimo, bet mes kažkaip sugebėjom juos suplakti į vieną. Tingus žmogus nenori daryti. Perdegęs nori, bet jau nebeturi jėgų. Va čia ir skirtum. Ir kai perdegusi žmogų pradedi spausti kaip kokį tinginį, jis pradeda galvoti, kad su juo kažkas yra ne taip. Kartais norisi tiesiog, kad niekas nieko iš manęs nebenorėtų ir nieko nebereikalautų. Ne todėl, kad aš nemėgstu žmonių ar pačio gyvenimo, o todėl, kad galėčiau bent trumpam ramiai pabūti be jokio spaudimo. Ir man atrodo, didžiausia prabanga šiandien yra ne kažkokie dideli pinigai, ne laisvas laikas. Didžiausia prabanga yra ramus protas. Kai gali ramiai atsisėsti ir pagalvoti, ne tik reaguoti į gyvenimo situacijas ir bėgti nuolat. Ir jeigu tu dabar žiūri šitą ir galvoji, kad su tavim kažkas irgi yra negerai, nes tau sunku, aš manau priešingai. Manau, kad tu tiesiog per ilgai buvai stiprus, per ilgai spaudei save. Labai tikėtina, kad tu irgi nesi tingus. Tu tiesiog perdegęs. Ir tai nors ir nemalonu, bet yra normalu ir žmogiška.